valandos rėkimų pagaliau nuplyšo. Ramybė. Iškiau vis ramiau. Pagaliau knarikė. Ką suprantat? Nepagreitintai, vietom 100, vietom 2. Tokį greičių lėkė, žinai, kad... Eina savo, ką jie čia išprotėja. Uždangsta, nes lietus prasidėjo, visi daiktai atidangstyti buvo. Biškį uždangsta. Nusipirkau sraigtom. Lietus duodam. Teko sustoti, nes upė pradėjo bėgti vidury kelio. Nuo kalnų vanduo ir viskas per kelią. Negalima važiuoti gerą vandenį. Autobusas. Čia pavalgiau prie mergaičių, kur eina. Einam link centro, 15 minučių kelią, tokiais keliukais. Statybos darbai, vandens bokštas. Daug nedabaigtų va tokių, tai čia kokį 40% pradėtų statyti. Nedabaigta. Griuvėsiai, šiukšlynai. Vėl statyta nedabaigta ir taip. Kiek važiuosi, tiek statyta nedabaigta. Toks šiukšlynas geras. Spjaudai maišiukus skreplius, paskui tas maišiukus meta ant žemės autobus. Na, karoči, biški toks. Kaip ir pakraupęs, bet prisiminiau, kad džinglės tas pats buvo irgi žmonėm ten su šiukšlėm biški neapšviesta, kad jos nesuyra po lietaus. Kur tu keliauji? Einam kartu. Varom kartu centriukomis. Su pačinio vienintelis susišnekėta, eina, kiti nesuprasi. O šitą jau nuo vaikystės mama turėdavo, tai jau kalbą išmokys aš jau. Gražus rūmai kažkur čia. Dantim jaučiu valyt pagaliukai. Ledų furgonėlis. Rykšos įtieminami. Čia tuktukai. Einam į šventyklą, ar čia dar ne ta? Galbūt, kad jau šita. Jo, tie vartai. Nu, bandom patekti, du liūtai saugo. Gal kaip nors pavyks patekti į vidų. Pro pareigūną prieinam. Apsimetam, kad viską žinom. Nežiūrim į akis, nesustojam net. Ir kažkas viduj dar. Visi basom vaikšto, bet vienas kitas matau ir su tapkim, tai aš su batais nieko tokio. Oh, no shoes. Kas čia veikia? Gavo lupt, čia visi lupt gauna. Čia kitaip nesusitvarkys, jeigu lupt neduodi, čia netvarkos nebus, gavo ir vaiks lupt dabar. Čia yra smurtas lengvai toleruojamas šitose apylinkės. Su Justeliu vaikštinėjom. Einam. Davai. O, sustoja, praleido. Nusimaudyt. Veda visų Justeliu duodamės. Su Erikašėtu varom dabar. Su Rykša. Bandysim išsirinkti viešbutį vieną ir nori greičiau dingti iš čia iš tikrųjų. Gal ne, nu, kad mandų bardakas, bet žinai, didesnė. Kažkaip. O gal dėl to, kad pavargis jos gali būti. Gal bet antras variantas. What's your problem, sir? Shit, very big problem. Give you president, what give you to? Not good.
Justelis I tu. won't have money, not worth that money. Anybody can sell. Eina savo. Take with somebody sang. Not good. Why you president give it to you take? Not good. What the problem is? But Jis toks pat išprotėjęs, kai aš dėl to man yra, dėl to man patinka. O, gėlyčių visokių, daug gėlyčių. Nepalė daugiau būdų visokių, kas man labiau prie širdies. Jau aš šitą išaugęs jau. Jau gėlytis išaugęs, dabar ramybės ieškau. O čia jos mažai, tarp būdų daugiau. hey man, get to around, not bad. Why you problem is? Wait, go sit to around. Pagaliau atsikračiau įstelę, dabar kambarį gavau. Čia įveinam pro šitas darytis. Užalaidėlę, uždarom daris. Ir praėjimas, lovytė, kiberas, telekas plazminis, veidradis. Eisim iš karto dušiuką. Taulikas labai rimtas, japoniškas, su nuplovimo sistema. Kibirėlis vadinasi. Biškį pakrypus ant šoną, bet gerai sudėti. Kas čia reikia dabar? Kas ten vyks? Čia langą turi gal? Kaip tyčia langas gal yra? Ne, nėra langa, užkaltas. Jūs neįsivaizduojat, kiek jūs daug man parašo, kiek stebisi, džiaugiasi, gyrė ir net pastebėjimus, kuriuos padaryti pasako. Ir iš tikrųjų aš kartais pamirštu storių galus padaryti, nepadarau iki galo, nes mano galva verda. Čia tiek viską, šiandien du kartus kuprinę lietę sukiausi žiūrėti, ar nevagi manis, jau ryte apvagė. Iš tikrųjų nunešė 1000 rūpijų, 6 eurų 6 centų. Vėliniškas skaičius, bet nunešė. 200 daviau, 1000 nunešė ir dar adjelą man iš Taurano pasiėmė. Tai adjelą negaila, nes jau tampiausi aš jį. Daugiau visiems ačiū, kurie seko, palaikot, laikina, dedat širdėlės. Kai kuriem atrašau greitai ir daug, kai kuriem tik tai širdėlę uždedu, nes būnu pavargęs kartais, žinokit. Nu, daug visko. Da, noriu eiti dušą, bet noriu dar pasakyti. Tapkis galvom, viskas įskaičiuota. Čia gera sistema, bėga kriauklė tada, jeigu atsakė vandenį, tada iš kriauklės nubėga ten. O, vis per viršą. Kojas plauti iš karto. Tai bėga, tada bėga per apačią, bėga, čia lygiai taip pat dušas yra. Čia dušų šauna, pufiu, viskas subėga. Nerado rankšluosčio, tad nusiėmiau vieną paklodę. Vieną kai indus dabar, kai tasai sadavo. Oi, čia šitą nesimatyta nieko. Grenai va, paklodę nusiėmiau apsivalyti. Galvą išsišluostyti, viską. Jeigu rankšluosčio nepaliekat, susigalvoju, kažkas irgi savo neturi, iš namų nepasiėmiau. Mama sakė, įsidėk rankšluostį, tik tai lietpaltį pasiėmė, bet supranta, kad čia iš vidaus tu labiau lyja, negu iš išorės lietus lyja. Tai kam nusimaudžiu, nes va jau vėl šlaps vis šlaps. Džiaugiu savo rankšluostį, dabar naujus kelnes išmėginu. Kažkaip mažiau šitaip daro, šitaip glaudžia. Šniūra, prasitraukia ir užsiveržia šitaip. Nežinau, čia tiek labai nenumans jaučiu. Visokių yra, visokių reikia. Gerai, maikutė aptemtutė. Ėmą pasiėmiau, na, bet sukludis. Grena, kai jau vasindu. O, koja čia, ne maskara. Nemastė, man tas patinka, čia ne vienas nemastė. Tik ateini nemastė, nu tai esi čia nemastant. Nėra ką norėti. Taip pipsi, taip duotis, įsikalauja. Namastė, nemastė. Pažįstam kambarį. Žalados viskas tvarko. Čia naipėsda sistema. Čia lempa, viskas gerai. Šitą. Užkuriu čia visą ventiliatorių, kondiškę. Air condition, gerai. Kitų sakė skambutis, gal tarnybos išsikviesčiau užklijuoti, kad naktį nešviestų, bet nesulipneik, o su pleistra, kad nesiroktum, jeigu reiks. Šitų sakė geriau nejungti. Tai net ir neliečiam. Šitą aš pasakiau jau biškį. Gali būti gal čia kad ventiliatorius. Ne? O, pažiūrėjau, gal sulėtinti išeina, ne? Aha,
Lėtai. Duodam gazą. Prasukimą daugiau veikia. Gerai, tai tada lėtą pasidarom, kad nakčiai. Einam į miestą. Einam į miestą, pažiūrėsim, ką gerą miestą. Nežinau net kur eit, ką noriu. Auksą matau, dėl reikia pasiklausti aukso kainos kokios. Bet čia nelabai tikras auksas, man atrodo. Einam, užmesim akį. Paklausim. It's real gold or not real? Hello. This is real gold or no? Netikras, taip ir galvojau, kad šitiek prikabintų tikrą ilgai nebūtų. Reikia, sakė, paklausti, kur yra tikrą aukso kainą, reikia žinoti. Nu, čia naikas per auksas mocat, javo tvarko vyrai. Atsaviukais, čia ir reikia, sakau, pagalbos jiem reikia, tai jungiu aš pašviet. Ir tą pačią pafilmuosim. Vyrai užsiėmė karburatorius, kas šis subirėja jam. Greičiai dėžė gal. Gamina kirovukus vyr. Hello, namaste. Kala geležį. Вот tai va 200 dirbu. I wanna try this some and this one. Little bit this and little bit this. And one plate, okay? One plate. Yeah, okay? Ragausim. Šitokių. Sėdam čia. Yra vietos dar kažkur gale. Prie chebrytės. Pirmą kartą kažkokių imsim virtinukų. Užėjom. Alexa, turn on the light. O, viskas veikia, automatizuota. 5 ryto 5 minutės. Pažadina mane, negaliu sakyti drugeliai pilvi. Labiau kandis. Jaučiu tik per pilvuką lakstą vakar tokia aštesnė maistą pavalgiau. Tai procesas talėti vadinasi iš pradžių siūlų, paskui paklodė. Išsivalai organizmą tokią, drakonas tūnantis tavyje išeina ir gali keltis. Biškai bandai medituoti, bet iškart minti galvą, prisimedituosi, bet 10 dienų tam turėsi. Eik, padaryk darbus. Yra užsakymai. Reikia vykdyti. Nusipirkau ausinukus dar prie tą pačią, kad naktį miegoti išeitų, nes ten iki 12 dar pipsėjo visi, tai sėdėjau su muzika, paskui pamečiau. Savo rankšluostį paklodę naudoju šiandien kaip kaldrą, tai yra daugiafunkcinis audeklas, paklodė, rankšluostis kaldra, čiužinys matrasą. Aš nežinau, kaip jums parodyti, bet kai tik mėgiau ant tokių lentų. Iškart kieta. Kas man žiauriai patenka. Aš mėgstu mėgoti ant žiauriai kietą čiužinę, tai man va čia buvo rojus. Nagarytė tiesi visą. Šitas naktį biškiu prikeldavo karts nuo kartą, bet paskui jau pripratausis. Ką, daugiau varu į lauką biškį, prasidėsiu joga šmoga ir susitinkam jau tarp nuotykių. Gražaus ryto. Norint išeiti spina ant durų. Vienas miega čia prie durų, kitas miega čia ant sofos prie telefo. Bando žadėt, nesikelia. Hello? Good morning. Nesikelia, ką daryt? Laukt pusryčių tipo prie grotų. Žmonės vaikšto vėl laukia, o manęs nieks neišleidžia. Gal kaip jos pro langą šokt reiks? Nežinau. Eina, pažiūrėsiu, raktas.
kažką radau. Gali būt, kad tiek. Va šitą. Šitas netelpa. Bandom šitą. O! Supasi, supasi. O! Nešam dėdį, padėsim prie kojų. Dėdį prie kojų. Įdomus garsai labai iš medžių. Tie beždžioniai jau čia yra. Kuok. 5 ryto jau žmonės bariuojasi grupelėm, vienur kitur. Bet dar ramu. Skraido paukščiukai visokie, šventiklėlės. Kuok. Darbus laksta. Sekmadienis visgi. Reikia pamaldom pasiruošti. Kad karvės ganasi aš mačiau, bet kad kiaulės gatvėj 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paršiukai. Neprastai. Oras naktį 28 ir žiauriai drėgna. Tai da toksai galėjau da biškį taip su kelnytėm sumaikuoti, bet dieną jau kai būna 3-6 ir drėgna. Čia ant pavėsė, jau čia ant saulės da daug. Ir ką veikti atlaikyti tokį dalyką, bet jau baigia priprasti. Pilvukas dar vis tiek nueis, šneka, kad ne visi kandys išnaikinti. Nieko kažką spiritėlę reiktų iš tikrųjų, bet alkoholio negersiu 2,5 metų. Kada baisiau nebūtų. Jau prasideda vis daugiau žmonių. Jau šturšluojasi, karvis vaikalau. Ir jau šventyklos girdėsim pamaldos. Susrietas. Vienas šlojas, kitur šlojas. Ir dainos. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare. O čionai žvaigždė šešiakampė. Šešiakampė žvaigždė gali būti, kad į sinagogą kokią rasim. Nors nelabai tikėti. Betgi viską pasaulio visur yra. Kur ką nėra. Žvyriblį visur surasi. Tai gal ir žydelį gali raščiame. Hare Krishna, visur Hare Krishna, kadangi mintinai jau eilutės išmokęs. Kiek 24 metai man buvo, 3, kai šitas dainas mokinausi. Na jau kilometrą, prifilmavau, dabar skubu namo. Kandis, nori išeiti lauką. Jis skubina taip stipriai, kad gali būti, kad nebedatrauks. Mandžėts reiks važiuoti Litagrui pasikeisti. Oi, jausmas koks. Per skausmą, džiaugsmą, užeina kaip sąrėmiai, grinai kaip sąrėmiai. Suspaudži, tik tai vėl bus pasiklydęs, blemba, tu gatvėlį čia, gerai jungi navigaciją, greičiau o čia turgu papolį. Iš pradžių skubėjau, paskui labai skubėjau, tada pradėjau bėgti, tada lėtą skuosti, žaibą greičiu, pribėgus rakint duris, reikalavo labai didelis ištvermės. Tiek prarakinus duris ir šokus didelį žingsnį link tualeto, kai vyko didysis sprogimas. Dėl silpnų nervų žiūrovų aš nekelsiu video, kas buvo, bet jeigu yra noro pažiūrėti, kaip atrodo mano vidus, nes, sako, ieškom savęs, tyrinėjom savo vidą. Mano vidaus buvo daug, visur. Susitvarkiau jau, viskas tvarkingai, jau švaru. Jeigu norit, gali atsiųsti nuotrauką, bet neviešinsiu, visiems galite nugriūti. Kuprinė kaip ir sudėta, atsiverčiam knygutę, 1,000. 1,000 piniginiai dėsim, kortos išsitrauktos, dedam viską atgal.
Vieni pinigai čia, kiti ten, treti dar kitur. Na, kad, žinai, jeigu kas, vis atsargoj būtų. Viską kaip ir susidėjau, raktą nebėra. Per didįjį sprogimą tulėti gali būti, kad raktas nuskrido į kitą dimensiją. Į niekur aš ją neberandu. Įsia karšta, kaip pas Arūno karjerą pirty. Ai, nu savo šlaps visas, ką tik atrodo apsirengė naują maikutį. Be šans, kur raktą rasdavo? Tarp rūbą vėl visą iš naujo. Na, vėl viską iš naujo. Šporčiu visą kuprinę. Viską. Anakardžių radau, pinigų radau, lipnius juostus pasirodo atsivežiau iš namų. Gal ir prireiks. Niekur nėra. Tad galvoju, kaip čia bėgo greit rakenu, dariau kažką puf. Na mesti jau mažučiai, nebėt suspėjai kambarsi sprogimui lėkti. Tai va taip. Na toks nedaug tų daiktų, bet dar kuprinė kraunas. Dar tą pastebėjau dar vieną dalyką, kad radu raktą, akinis paliku, kad man dūsavo, polaroidinis geras, nuo saulės. Pusę valandos jūs tą kuprinę šknisuos. Jeigu draugelė pačioj lauktų, būčiau kaip Paulius Galiauskas. Ateičiau po pusę valandos biškį. Gal nesu tokia gera šukuosena, kaip pas Pauliuką būn, bet laikas užtruko panašiai.